Situacija. Sakiau kažkada, kad studijuoju aviacijos inžineriją ir pas mus vyksta ne tik paskaitos, bet ir pratybos. Dabar turim tokį dalyką kaip aviacijos pagrindai ir ten paskaitos vyksta kaip paskaitos, o per pratybas mes vaikštom į angarą. Tam angare stovi lėktuvo detalės, stovi vienas sraigtasparnis ir dar vienas lėktuvas. Ir šitam angare mes buvom pirmą kartą prieš metus, kai tik įstojom į universitetą. Tam mums leido tiesiog vaikščioti per angarą, sakė, lipkit kur norit, ardykit ką norit, jie vis tiek neveikia, lėktuvai jau neveikia, tik su jais mes dirbam ir mokinamės. Na ir aišku, mes lipom visur, kur tik įmanoma, lipom į lėktuvo vidų, sėdėjom kaip pilotai. Ir šiais metais mes vėl atėjom į tą angarą jau su dėstytoju. Priėjom prie vieno lėktuvo ir dėstytojas sako, atsargiai čia nelipkit. What the fuck, kodėl, jeigu mes prieš metus lipom kur norėjom ir sėdėjom kur norėjom? Pasirodo, šitos sėdynės, kurios yra lėktuvo viduj, gali bet kada katapultuoti. Tai yra kažkoks mygtukas šalia, kurį paspaudus tu iššoki 80 metrų į viršų. Bet tas lėktuvas yra ant tiek senas, kad atsisėdus į jį tu bet kada gali iššokti ir nepaspaudus mygtuko. Mažiausiai, kad tau gali pasidaryti, tai tiesiog lūžti stuburas. Ačiū Dievui, mes prieš metus to nežinojome.